Degumą galima sumažinti impregnuojant medieną antipirenais. Medžiagos, kurios aukštoje temperatūroje tirpsta ir sudaro konstrukcijų paviršiuje oro ir nepralaidžius sluoksnius arba tirpdamos išskiria inertiškas dujas, kurios stabdo degimą. Antipirenas in mod 4 Protect yra universalus antipirenas, naudojamas naujose ir rekonstruojamuose statybose pjautiniai medienai, lentoms, tašams, gegniams, brusams ir kačiai. Elementų apdorojimui uždarose statybų konstrukcijose, kurios nėra veikiamos tiesioginių atmosferos kritulių, taigi patalpose. Antipirenas in mod 4 Protect užtikrina sunkiai degančios arba sunkiai užsiliepsnojančios medienos gavimą. Ant medienos paviršiaus jis sudaro plėvelės dangą, kuri, veikiama liepsnos, virsta sausų putų sluoksniu ir trukdo liepsnai pasiekti medienos paviršių. In mod 4 Protect taip pat naudojamas medienos profilaktiniai apsaugai nuo ugnies, taip pat medienos apsaugai nuo puvinio, grybelių ir medienos kenkėjų. Antipirenas in mod 4 Protect yra bespalvis arba raudonai atspalvintas bekvapis skystis, kuris gerai tirpsta vandenyje. Antipirenas in mod 4 Protect nesumažina medienos stiprumo, nėra toksiškas, neturi polibromintų difenilinių eterių. Rekomenduojame neleisti, kad antipirenas in mod 4 Protect patektų ant metalinių paviršių. Antipireną in mod 4 Protect ant medienos paviršiaus tepkite teptuku, voleliu arba purkštuvu nuo 2 iki 4 kartų. Tarp padengimų darykite ne mažesnės kaip 6 valandų pertraukas. Arba impregnuokite medieną mirkymo būdu voniose, talpose, rezervuaruose ar kituose induose nuo 2 iki 24 valandų. Apdorojimo metu temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 laipsniai Celsijaus. Medienos drėgnumas prieš apdorojimą turi būti 18%, o santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 70%. Aukštesnė oro temperatūra palankiai veikia medienos įsotinimą. Antipireno in mod 4 Protect sunaudojimas. ml kiekvienam kvadratiniam metrui priklausomai nuo medienos rūšies, drėgnumo, paviršiaus šiurkštumo. Antipireną in mod 4 Protect laikyti sandariuose induose esant temperatūrai nuo +5 iki +30 laipsnių Celsijaus. Saugoti nuo užšalimo. Galiojimo laikas 24 mėnesiai. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės. Saugoti nuo vaikų. Antipireno in mod 4 Protect skystis tiesioginio kontakto metu gali sukelti stiprų akių ir odos uždegimą. Taip pat galimas kvėpavimo takų dirginimas, todėl dirbant su antipirenu in mod 4 Protect reikia dėvėti darbo apsauginius drabužius, mūvėti guminės arba nitrilinės apsauginės pirštinės, avėti apsauginius batus ir dėvėti prijuostę. Kvėpavimo takų apsaugai naudokite respiratorių, taip pat rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose.